O, sveiki, užeikit. Leiskite parodyti man savo namų salę. Įranga, kurią naudoju, hanteliai, nuo lengvų iki sunkių svorių, grifai įvairiausi, olimpiniams kelimams, jėgos treniruotėms. Kitas dalykas labai svarbus namų salėje, juokauju žinoma, bet virvė turėti yra labai geras įrankis. Dėžė naudojama šuoliams, užlipimams, pritupimams ir visiems kitiem dalykam. Patogus dalykas ir nedaug vietos užima. Smėlio maišai, manau, privaloma, ypač kai negali mėtyti svorio ant žemės, tiksliau štangos ant žemės, naudoju smėlio maišus. Labai gera investicija yra squat rackas vadinamasis, su juo gali ir daryti spaudimą nuo krūtinės ir pritupimus, turiu kur pristraukimus tai padaryti. Suoliukas būtinas, daug pratimų, ką su juo gali padaryti. Dar labai gera investicija yra jūsų švediška sienelė, nes labai universalus irgi dalykas, ant kurio gali tiesiog padėti daiktus arba prikabingumas, bet kartu gali ir daryti tam tikrus pratimus. Ir žinoma, vienas iš mano mėgstamiausių turbūt įrankių būtų gira. Turiu kolekciją jų, naudoju įvairiausias, nuo 8 iki 92 kg. Irgi labai universalus įrankis, turbūt būtų pagrindinis įrankis, kurį naudočiau, jeigu galėčiau pasirinkti kiekvieną dalyką. Ir kiekvieni namai turėtų turėti žiedus. Ar jūs darysite prisitraukimus, ar jūs darysite atsispaudimus su jais, o gal tiesiog vaikas ant jų supsis. Tai va, čia privalomas dalykas. O dabar paprašysiu jūsų išeiti, nes aš noriu pasportuoti biškį, gerai. Ačiū labai. Iki.